Jeigu jūs... Kaip įdomiai yra tokį argumentą pasako, bet tada Biden administracija prakiso, išleidęs daugiau pinigų. Ir tą patį... Tai reiškia, jie išleido neefektyviai. Taip, konservatoriai. O žinote, kodėl konservatoriai neefektyviausiai leidžia pinigus? Apie konservatorius kalbėjau dabar, apie Bideną pasakiau. Gerai, apie Bideną. Ko skirtumas? Tenai Amerikoje yra lygiai tas pats. Amerikoje lygiai tas pats. Pinigai nulėmė tos rinkimus. Taip, sugebėjimas tuos pinigus efektyviai panaudoti. Jeigu dar efektyviai gali panaudoti ir teisingą kažkokią žinutę, gali žmonėms pasakyti dar geriau. Gali. Bet tai nereiškia, kad pinigai padaro. Gal žmonės turi įsitikinimus ir jie pagal tos įsitikinimus balsuos. Žiūrėkite. Jeigu turėsi daug pinigų, kaip, pavyzdžiui, Rusija propagandai daug skiria ir va tokius skaičius paskui gali pasiųsti per vienus kitus kanalus, jūs irgi turėsite rinkėjų kiek procentų vaizdas pasirinko. Tiek daug. Ta prasme, prie ko čia prie jūs? Manęs niekur nesiuntinėja. Man niekas pinigų nemoka, kad aš ką nors transliuosiu. Brangusi, žiūrėkite, jūs visada galvojate, kad kažkas kitai pusiai moka pinigus. Aš taip negalvoju, aš Jūs man plakatą norėjote, kišote į kadrą. Jūs man kišote plakatą į kadrą, reiškia, jūs užmezgėte kontaktą. Aš labai jūsų neprovokuoju. Jūsgi pradėjot kalbėti, kad nelemia ne žmonių balsai, kad lemia pinigai, kad lemia užsakymai, kad lemia interesai.